Kauno rajono savivaldybė jaunimo vasaros užimtumo ir integracijos į darbo rinką programą įgyvendina nuo 2024 metų. Jos tikslas padėti 14-19 metų Kauno rajono jaunuoliams įgyti pirmąją darbo patirtį ir drąsiau žengti į darbo rinką. Dirbdami vasaros metu jauni žmonės ne tik užsidirba pirmosius savo pinigus, bet ir ugdo atsakomybę, darbo discipliną, bendravimo bei komandinio darbo įgūdžius. Tai patirtis, tikiu, kuri padeda geriau pažinti save ir lengviau apsispręsti dėl savo ateities profesinio kelio. Šioje programoje svarbus ir bendradarbiavimas su darbdaviais. Savivaldybė kompensuoja dalį darbo užmokesčio, todėl verslas yra skatinamas suteikti jaunimui pirmąją darbo galimybę. Vasarą nusprendžiau neatostogauti, o dirbti, kad turėčiau patirties, kad tai tiesiog visokių įspūdžių galėtum patirti, turiningai praleisti laiką. Man vaikai yra didelė gyvenimo dalis ir man labai miela su jais būti smagu. Merginos turi labai jaunatviško entuziazmo, labai nuoširdžios, labai kūrybingos. Tiesiog tokių pavyzdžių yra, kaip vaikai eidami miegoti, Goda, Neda, prie kurio tu šiandien prisėsi, kuriam paglostysi galvytę, ar kuriam paskaitysi pasaką. Ta šiluma jaučiasi tiek iš jaunimo pusės, tiek mums patiems didelė parama ir pagalba. Tai man davė labai daug įspūdžių, labai tokių buvo daug nuotykių, labai daug gyvenimo pamokų, tokių pamokų, kur visada gali panaudoti ir jos yra labai reikalingos ir svarbios, kaip man, kaip augant, kad man gyvenimą toliau būtų lengviau. Labiausiai nustebino merginų drąsa, todėl kad čia tikrai yra darbas su žmonėmis, kas reikalauja drąsos ateiti, drąsos klausti. Tai jos atėjo su didelė drąsa, degančiomis akimis, tyrinėti, kas čia vyksta, kaip vyksta dalykai, pažinti profesiją, pažinti galbūt ir save. Visada džiaugiamės ir palaikome Kauno rajono savivaldybės iniciatyvas, kurių yra tikrai labai daug ir mes visada bendradarbiaujame. Ir šituo atveju mes galvojame apie jaunus žmonės, kad jie įgautų ne tik teorinės žinias mokykloje, universitete, kitose mokymo įstaigose, bet ir praktinės žinias. Būtent čia jie išmoksta dirbti kolektyve, planuoti savo laiką ir dirbti darbą, kuris kartais gal ne visai būna įprastas. Pirmą darbo dieną labiausiai bijojau, ar priims mane bendradarbiai. Priėmė draugiškai. Neįkainojamas dalykas, būnant jaunam ir įgauti tą patirtį, tai yra kaip viskas vyksta iš tikrųjų. Tai labai džiaugiuosi, kad mes į savo gamybą galim pakviesti jaunuolius ir vasarą jiem duoti tokią išskirtinę galimybę pabandyti dirbti tikrą darbą. Su bendraamžiams dalyvauti programuose tikrai labai verta. Dėl patirties, aišku, ir padės toliau gyvenime. Tikrai daug jaunų žmonių įdarbiname. Ir įdarbiname ir po praktikos. Ir turime unikalų, labai gerą derinį. Patyrusius specialistus ir jaunus žmonės su idėjom, veržlumu, noru kurti. Nusprendžiau vasarą dirbti čia, nes noriu įgauti patirties darbo ir pinigų reikia. Ši programa mums labai pasitarnavo, ypač vasarą, kada mums reikia papildomų rankų, nes dirbame kurortinėje teritorijoje ir vasarą tikrai tų rankų reikia. Sužinojau, kad nesu toks darbštingas, koks galvojau, bet šis darbas padėjo tą tokią mano kaip silpnybę po truputį panaikinti ir tobulinti save. Padavėjo profesija labai naudinga visiems padirbti bent kartą gyvenime, nes tai yra pardavimai, bendravimas su žmonėmis. Jie mokosi dirbti komandoje, mokosi bendravimo, mokosi reakcijos. Taip, čia reikia būti pasitempus, būti laiku, mokėti bendrauti. Man ši pirmoji darbo patirtis davė kruopštumo, labiau pamokė, kaip su žmonėm bendrauti ir pasitikėjimo savimi. Mano bendraamžiams tikrai pasakyčiau, kad jie nebijotų išbandyti naujų dalykų, nors iš pradžių gal šiek tiek ir baisu. Kolegos tikrai draugiškos būna ir naujos patirtis irgi tikrai smagios.